Dėkuoju, pirmininkė, aš gal ne dėl kito posėdžio darbotvarkės, bet čia prie kitų klausimų tiesiog noriu informuoti komiteto narius, kurie gal nedalyvavo ir padėkoti, aišku, tiem, kurie sudalyvavo. Praėjusią savaitę turėjom diskusiją Seime su vaistininkų profesiniam sąjungom, kur buvo pristatytas tyrimas apie jų tam tikrus darbo aspektus, apie motyvaciją vaistininkams skiriamą, ir toje diskusijoje vienas iš tokių siūlymų buvo išsakytas prašymas galbūt komitetui, aš jį įsipareigojau perduoti, tai siūlyti komitetui sudaryti darbo grupę dėl farmacijos specialistų sprendimų autonomijos. Tai aš tiesiog noriu tą prašymą perduoti ir paklausti galbūt ir pirmininko, ir komiteto narių, ar būtų valia ir noras tokią grupę sudaryti ir bandyti šitos klausimus spręsti. Ačiū labai. Gerai, tai svarstysim tokią galimybę, gal gausim raštu kažkokius pasiūlymus, nes lyg ir iš statuto ta darbo grupė tokia lyg ir iškristų iš konteksto, ar jinai turėtų būti sudaryta prie komitetų nagrinėti tam tikrų nevyriausybinių organizacijų atliktus tyrimus, bet pasitarsim gerai, tada susėdę visi pasitarsim su jumis, su pavaduotoju ir pasiūlysim komitetui vienokį ar kitokį sprendimą.